5 taškus. Jis rezultatyviausias savo komandoje, kuri pirmauja rezultatu 15-4, o Lietuvos krepšininkai prametė 4 tritaškus, būdami visiškai laisvi, niekino nedengiami. Štai ir dabar prie Manto Kalniečio net arti nėra nei vieno varžovo ir jo metimas skrieja taip pat pro šalį. Niekaip nepavyksta pradėti pataikyti, o tai ir pagrindinis krepšinio komponentas. Tiesiog pataikyti į krepšį. Štai to trūksta Lietuvos komandai. Nepasakytumėm, kad čia labai įspūdinga, labai stebuklinga ir labai kieta yra Kanados rinktinės gynyba. Ji tiesiog yra pagrįsta vakarykščių Lietuvos rinktinės žaidimu. Taigi Lietuvos rinktinė šiandien tiesiog turėtų įjungti papildomus rezervus ir resursus ir pademonstruoti, jog gali pelnyti taškus ir ne tik tai po krepšiu, ne tik tai per savo priekinės linijos žaidėjus, ir būtų labai gerai, jog pataikytų iš toli ne tik tai Linas Kleiza. Pirmasis jo tritaškis vakar irgi Linas Kleiza buvo tas krepšininkas, kuris atrišo Lietuvos rinktinės krepšį, tačiau jis pataikė 3 tritaškus, o Jonas Mačiulis pridėjo 1. Visi kiti Lietuvos rinktinės žaidėjai iš toli metė pro šalį. Jermainas Andersonas, pagrindinis Kanados rinktinės žaidėjas, visada buvo antras, dėl to, kad ši komanda, žinoma, galėtų turėti Steve'ą Nashą, bet jo nėra, šios NBA superžvaigždės nėra. 24 sekundės baigėsi, atrodo. Taigi, kadangi Steve'o Nash'o nėra, Jermainas Andersonas yra pagrindinis šios ekipos žaidėjas. Turi ir daugiau praradimų šį komandą. Nerungtyniauja Karlas Inglišas, kuris iš esmės buvo lyderis šioje ekipoje Amerikos atrankos pirmenybėse, kuriuose iškovojo 4. vietą kanadiečiai, sugrįžo į pasaulio pirmenybės po ilgokos pertraukos. Pirmą kartą nuo 2002 metų jie pateko į pasaulio krepšinio čempionatą. Karlas Inglišas galbūt jums ir pažįstamas dėl to, kad jis rungtyniavo Vitorijas Caja Laboral komandoje. Kitą sezoną keliasi į Badalonos Juventudą. Jau La Lyga, tai yra ACB lyga, patvirtina pati už save, kad šis krepšininkas turi tarptautinio krepšinio patirties. Na ir didžioji dalis Kanados rinktinės žaidėjų žaidžia kokiuose nors pasaulio klubuose, ne savo šalyje, kur krepšinio lyga nėra stipri. Nėra Steve'o Nash'o, nėra Samuelio Dalenberto, bet Dalenbertas, Sacramento Kings komandos vidurio puolėjas, nežaidžia dėl to, jog principingai su juo pasijuokė Leo Rautinis, Kanados rinktinės treneris, pareikšdamas, jog jokių žvaigždžių, kurios gadina mikroklimatą komandoje, jam nereikia. Ir apskritai tokiais sprendimais išpopuliarėjęs Leonas Rautinis yra pelnęs fanų pasitikėjimą, nors vakarykštėse rungtynėse sakyčiau, kad nebuvo matyti jo griežtos rankos ketvirtajame kėlinyje, kada staiga Kanados rinktinės žaidimas subirėjo ir Libano krepšininkai pergalingai užbaigė tas rungtynes. Na, bet kuriuo atveju Kanados komandą reikia gerbti. Tai yra komanda, kuri Amerikoje nusileido tik tai Brazilams, Argentinai ir Puerto Rikui. Tai ir tik tai tos 3 ekipos buvo aukščiau už ją, o čia pasaulio pirmenybėse kol kas kanadiečiai pirmauja prieš Lietuvos komandą ir pralaužti Kanados rinktinės gynybą, kaip mes matome kol kas pirmosiomis šio mačo minutėmis, yra nelengva Jonui Mačiuliui. Išrašo bloką Joelis Antonis ir vėl varžovai su kamuoliu. Mano minėtasis Denhimas Braunas pasirodė aikštelėje ir jo metimas iš 3 taškų zonos yra taiklus. Ir vėl tie patys 11 taškų skiria komandas, 18-7 priekyje Kanados rinktinė. Kleiza, Mačiulis, Kalnietis, Martynas Pocius ir Paulius Jankūnas. Pastarėjai 2 krepšininkai po Lietuvos 7 minutės pertraukėlės pasirodė aikštelėje. Kalnietis atmeta kamuolį atgal, Martynas Pocius pašokdina vieną varžovą, prišoka kitas, reikėjo jau ko gero greičiau pasiųsti kamuolį Mantui Kalniečiui, baigėsi 24 sekundės. Na, kol kas labai išsiderinęs Lietuvos rinktinės žaidimas pirmajame kėlinyje ir Mantą Kalnietį keičia Tomas Delininkaitis. Na, vakar Mantas Kalnietis žaidė 25 minutės. 23 netgi minutės, taigi ir be Manto Kalniečio Lietuvos rinktinės žaidimas vyko toliau. Pažiūrėsime, kaip dabar pavyks įsijungti į žaidimą Tomui Delininkaičiui, jo labiau, kad jis taip pat gali pataikyti. Levonas Kendalas atiduoda kamuolį Denhimui Braunui, šis vėl žaidžia 1 prieš 1, žaidžia prieš Martyną Pocių ir vėl pataiko su Sirena. Na, prieš tokius metimus nieko ko gero ir padaryti negalima, tačiau Lietuvos komandai reikia imtis kažkokių veiksmų, dėl to, kad skirtumas auga Kanados rinktinės naudai. Jau minus 13, 7-20. Martynas Pocius.
Tomas Delininkaitis. Vėl laisvas Jonas Mačiulis, užtektinai laiko pasiimti, kamuolį prisitaikyti ir galiausiai pavyksta pataikyti Jonas Mačiulis. Taiklus jo metimas iš toli. 10-20. Štai tokie apvalūs, bet negražus skaičiai dega švieslentėje Lietuvos krepšinio gerbėjams. Žinoma, jie yra negražus. Džoelis Antonis prieš Paulių Jankūną. Sėkmingai gynasi Paulius Jankūnas, nėra pražangos, varžovas net nepataiko į lanką. Tomas Delininkaitis žiūri, kam galėtų įmesti kamuolį. Aikštės krašte laukia jo Martynas Pocius. Čia Lino Kleizos įėjimas į baudos aikštelę pasibaigė Pauliaus Jankūno perdavimu ir Lino Kleizos 2 taškais. Iki 8 mažina skirtumą Lietuvos rinktinė. Reikia pasiginti ir padaryti tai kantriai bei iki galo nusiima kamuolį Jonas Mačiulis. Tomas Delininkaitis. Kleiza, vėl niekas jo nedengia. Lino Kleizos metimas netaiklus, šoka ir kovoja dėl kamuolio Jonas Mačiulis, varžovai su juo. Reikia grįžti į gynybą, Denkimas Braunas. Prieš Martyną Pocių aukšti yra net varžovų gynėjai. Rainas Belas. Keliom minutėm dažniausiai jis įeina aikštelę, kad leistų atsikvėpti Jermainui Andersonui. Niekam nepavyksta perimti šio kamuolio. Paskutinę sekundę mestas kanadiečių tritaškis yra netaiklus. Lietuvos komanda apsigina jau 3 kartą iš eilės. Delininkaitis iš 3 taškų zonos. Vėl niekas nedengia. Galima mėtyti šiandien kiek tik tai nori. Turi progų ir galimybę mesti Lietuvos komandos gynėjai. Bet tritaškiai kol kas nekrenta. 2 iš 9 pasiekė tikslą. Varžovai pataikė 4 iš 10. Denkimas Braunas. Aronas Dornenkempas ir vėl susirena metai. Ir vėl nepataiko šį kartą Jonas Mačiulis. Pirmasis prie kamulio. Na, bent jau pavyko šiek tiek stabilizuoti situaciją. Bent jau nebeauga skirtumas ir būtų labai gerai pabaigti sėkmingai pirmąjį ketvirtį. Pabaigti bent jau sumažinant skirtumą ir užbaigiant šią ataką taikliu metimu. Linas Kleiza. Jo reidas į baudos aikštelę. Sudėtingas metimas aukštą trajektoriją. Dar yra 4 sekundės. Martyno Pociaus metimas susirena netaiklus ir, na, tiesiog nėra ką ir pridurti. Netaiklių tritaškių lavina ir Lietuvos rinktinė atsilieka 12-20 po pirmo kėlinio. Baigėsi tos porą minučių ir prasideda antrasis kėlinys. Po pirmojo Lietuvos rinktinė pralaimi 12-20 ir ilgai neanalizuojant statistikos galima tik dar kartą pasiguosti, kad šiandien kol kas Lietuvos rinktinės pataikymas yra prastas. 29% iš žaidimo, kanadiečiai meta 44% taiklumu ir tai yra tiesioginė ir pagrindinė varžovų pirmavimo priežastis. Na, Lietuvos komanda, žinoma, turėtų pasitempti gynyboje, kadangi kai yra užrištas varžovų krepšys, vienintelė galimybė pasitaisyti, vienintelė galimybė kompensuoti savo netaiklius metimus yra juodas ir sėkmingas darbas gynyboje. Na, kaip su gynyba galima padaryti daug. Vakar prancūzai įrodė rungtynėse su Ispanijos komanda, o čia Martyno Pociaus prasiveržimas pasibaigiantis 2 taškais su pražanga. Nedaug tokių sėkmingų prasiveržimų šios dienos rungtynėse. Galbūt sutapimas, o galbūt tai atsitiko dėl to, kad aikštelėje pasirodė Robertas Sakrė. Krepšininkas, kurio ūgis yra 2,13 m. Jam tik 21 metai. Yra dar ir Kelis Olinikas, kurio ūgis yra 2,11 m. Jam tik 19 metų. Jeigu visus šios aukštaūgius mes į kovą šiandien Leo Rautinis, ko gero mes turėsim pamatyti ir Robertą Jevtoką, o galbūt net ir Martyną Andriuškevičių Lietuvos rinktinės sudėtyje. Na, bet pasižiūrėkime, kaip klostysis įvykiai toliau. Lietuvos komandoje vienas naujas veidas, palyginus su pirmo kėlinio pabaiga, Simas Jasaitis. Išeina aikštelę Linas Kleiza, Martynas Pocius, Tomas Delininkaitis ir Paulius Jankūnas. Vakar gerai sužaidęs, pelnęs 15 taškų taip pat aikštelėje. Lietuvos komanda sumažino skirtumą iki 5 taškų, pražanga ir varžovai pradeda šią ataką iš naujo. Dabar toks, sakykime, antrasis Kanados rinktinės penketas. Galbūt prieš jį pavyktų atsigriebti Lietuvos rinktinį, tačiau Simui Jasaičiui nepavyko sustabdyti Jermaino Bucknero, kuris didina Kanados
persvarą iki 7 taškų. Martynas Pocius drąsiai, bet netaikliai iš 3 taškų zonos meta Martynas Pocius. Ir iš karto varžovų greitas perdavimas į priekį. Keletas judesių, porą kartų sumušė kamuolį ir iš karto meta ir pataiko Dživonas Šepardas. Ir Kanados rinktinė vėl atstatinėja savo persvarą. Dabar ir Lietuvos komanda atsako greitų perdavimų tolyn į priekį. Linas Kleiza atakos smaigalyje 17-24. Šiandien kol kas Kanados rinktinė pagal taškus greitose atakose pirmauja rezultatu 5-2. Ir čia pražanga Simui Jasaičiui. Nelengva, iš tikrųjų nelengva šiandien Lietuvos rinktinės krepšininkams žaisti prieš savo varžovus ginantis asmeniškai, nes beveik kiekvienoje pozicijoje, beveik kiekvienas varžovas yra šiek tiek aukštesnis, o Simo Jasaičio atžvilgiu tai dar ir toks atletiškesnis. Yra Denhimas Braunas. Kitą sezoną jis keliasi į Eurolygą ir žais prieš Kauno Žalgirį. Tai yra Aseko Prokom komandos naujasis pirkinys. Simas Jasaitis neleidžia pasiimti kamuolio varžovui po netaiklaus metimo. Taigi 17-25 sužaidus pusantros minutės antrajame rungtynių kėlinyje. Rungtynių, prieš kurias visi tarsi susitarę kalbėjo, jog su Kanada Lietuvos komandai neturėtų iškilti jokių problemų. Simas Jasaitis taiklus jo metimas, užminta tritaškio linija, bet tai ne taip svarbu, kaip kad pataiko Simas Jasaitis. Pirmas metimas yra svarbus ir galbūt šiandien Simui kris žymiai geriau nei vakar. Galbūt jis bus vienas iš tų, kurie gali sugriauti šitą rizikingą Kanados rinktinės gynybos sistemą, kuri kol kas iki šiol veikia. Paulius Jankūnas žaidžia koją. Naujas 24 sekundės Kanados komandai. Ir grąžins kamuolį į aikštę Denhimas Braunas. Rainas Belas. Ir dar kartą pataiko iš 3 taškų zonos Džermeinas Buknaras. Na, vakar taip pat panašiai žaidė Kanados rinktinė su Libano komanda, tačiau skirtumas buvo tas, kad tie tritaškiai, kuriuos metė kanadiečiai, dažniausiai skriejo pro šalį. Šiandien Kanados komanda pataiko neblogai. Jau pataikė 5 tritaškius iš 12. Lietuvos komanda pataikė tik 2 iš 11. Linas Kleiza. Tomas Delninkaitis į baudos aikštelį, nėra kaip įmesti kamuolio Pauliui Jankūnui. Paulius Jankūnas pasiekė jį pirmas, numuša Simui Jasaičiui. Linui Kleizai niekas netrukdo. Kleizos metimas iš toli netaiklus. Ir tarsi kas nors būtų užbūręs krepšį, į kurį nepavyksta pataikyti Lietuvos komandai. Linas Kleiza sėdasi ant suolo, jį keičia Jonas Mačiulis. Žinote, krepšinėje tam yra daromi deriniai, kad būtų galima sukurti snaiperiams progą nors akimirką, sekundės, kad būtų galima išmesti kamuolį ir pataikyti jį.